Silvestras Gija klausia, kaip pasakyti mamai, kad ji turėtų pasitikrinti klausą. Tai varo mus iš proto. Akis vartantis veidukas, besišypsantis veidukas. Puikus klausimas. Klausos sutrikimas dažnai siejamas su senėjimu arba su lėtėjimu. Tiesą sakant, žmonėms prireikia vidutiniškai 7 metų, kol jie pasiryžta kreiptis pagalbos. Jei būčiau jūsų vietoje, kalbėčiau su mama maloniai ir supratingai. Pateikite jai keletą teigiamų pokyčių pavyzdžių ir galbūt pasiūlykite palydėti ją į klausos centrą, pasitikrinti klausos. Gerai, žiema artėja, klausia. Padėkit. Kodėl mano dėdė atsisako nešioti klausos aparatus, juk tai reikia juos užsidėti? Nors klausos aparatai tikrai yra mažiau pastebimi nei nusilpusi klausa, gali prireikti šiek tiek laiko prie jų priprasti. Rekomenduočiau jūsų dėdei grįžti į klausos centrą, kuriame jis įsigijo klausos aparatus ir dar kartą pasikalbėti su klausos specialistu. Galbūt jis pasidalins patarimu ar pakoreguos klausos aparatų nustatymus ir tikiuosi jūsų dėdė vėl sėkmingai grįš į klausos gerinimo kelią. Kas tu ir kodėl esi mano ekrane? Na, į jaunystę sugrįžk, logiškas klausimas. Esu Oliveris iš Philips Hearing Solutions ir noriu pasakyti, kad jei jūs ar jūsų mylimas asmuo kenčia dėl nusilpusios klausos, dar nevėlu imtis veiksmų. Apsilankykite mūsų svetainėje ir atlikite klausos testą internetu arba kreipkitės į artimiausią klausos centrą.